Kitas dalykas, mes iš tikrųjų labai smarkiai žiūrime pagal kliento stilistinius poreikius ir jo galimybės. Tai mes turim paprastą variantą Italiją, ar ne? Šita sofa yra pagaminta Italijoje, korpusas yra medžio masyvas, elastiniai diržai, kiekvienas intempiamas individualiai. Šita dalis niekada nenukris, ar ne? Okay, stabili. Stabili, aišku, apačia specialiai padengta, kad jinai neslidinėtų. Ir tu dėliojasi savo šitą sofą kaip nori. Sėdi kur nori. Ir tada atsiranda toks klausimas, ar verta investuoti tiek pinigų į šitą sofą? Jeigu tu įsivertini savo gyvenimo būdą, savo finansinės galimybės, kodėlgi ne? Nes tu turėsi tikrai fainą daiktą. Bet žmogus įsirenginėja savo būstą, yra aiškiai apibrėžtas biudžetas. Ir mes susidurėm su tokiu iššūkiu, pavyzdžiui, dizainas patinka, nepatinka kaina. Einam toliau tada. Ir tokiu būdu atsirado pas mus šitas gamintojas, mes juos radom Belgijoje. Pati kilmės šalis yra jau nebe Italija, bet vis dar gaminama viskas Europoje. Ir pigesnės darbo jėgos dėka mes turime puikų dizainą ir labai draugišką sumą. Kitas dalykas, kur mes labai dažnai mėgstam eksperimentuoti ir maišyti, tai maišyti skirtingų kainų segmentų gamintojus tarpusavį. Nes mes turime, pavyzdžiui, italų staliukus, yra betonas, jie yra iš tikrųjų toks vienas iš išskirtinesnių dalykų, ką mes turime pas save, daugam labai patinka ir mes deriname tiesiog su prieinamesnė kainodara sofa.